Taigi nominacija už indėlį į biudžetą šį kartą mus nukelia į dar vieną žvilgsnių neaprėpiamą didelę gamybinę erdvę Kauno rajone ir skubu sveikinti su įmonės Freda 2 vadovė gerbiama Aistė Čičirkienė. Sveiki, Aistė. Sveiki. Kas čia vyksta? Čia gimsta geriausios komodos, kurios reprezentuoja Fredą ir Lietuvą visame pasaulyje. Čia, kur esame dabar, yra 35 000 kvadratų, bet visame leze esame užėmę 130 000 kvadratų. Mes esame komodų gamintojai ir mūsų asortimente komodos užima virš 80% viso asortimento. Mūsų pati pirmoji Freda 1 tai yra Kauno centre, bet čia Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, Kauno rajone, mes turime 2 gamybinius vienetus, mes juos vadiname Freda 2 ir Freda 3. Taip pat turime produktų vystymo centrą, kur su mūsų partneriu vystome baldus visiškai nuo paveikslėlio ir juos pritaikome gaminti efektyvioje gamyboje. Šių metų pradžioje atidarėme Freda 4. Freda 4 tai yra logistikos centras, kuriame taipogi yra įsikūręs ir mūsų techninių inovacijų centras. 2019 metais pasistatėme Freda 2 gamybinį vienetą, kuris yra 35 000 kvadratų. Dabar turėdami ir Freda 3 ir Freda 4 iš viso po stogu turime daugiau negu 130 000 kvadratų. Beveik 800 žmonių dirba pas mus įmonėje. Esame vieni didžiausių darbdavių regione ir dėl to tikrai labai džiaugiamės ir taipogi tikrai ženklę dalį mūsų darbuotojų sudaro darbuotojai gyvenantys Kauno rajone. Mes dirbame su dideliu Švedijos koncernu, gaminame kietuosius korpusinius baldus ir juos vežame į visą pasaulį. Tiek Europą, tiek mūsų baldai plaukia ir laivais anapus vandenyno. Per mėnesį išvažiuoja virš 1000 vilkikų tų mūsų pagamintų komodų. Tai yra tikrai didžiulės apimtis. Buvome iš tikrųjų tokie kaip ir pirmieji, kurie Europoje ir net pasaulyje visame pradėjome gaminti lengvo surinkimo baldus. Baldas susirenka 3 kartus greičiau, negu reikėtų jį sukti su varžtukais ir atsuktuvais. Gaminame tokius baldus, tokias komodas, kur yra labai populiarios. Mūsų partnerio parduotuvė yra taip pat ir Lietuvoje. Tai tikrai kiekvienas lietuvis, net neabejoju, kad turi mūsų gaminamą kažkokį tai baldą. Labai smagu sulaukti iš mūsų kliento grįžtamojo ryšio apie mūsų baldų kokybę. Ir tikrai sekame tokią informaciją periodiškai, kiekvieną mėnesį gauname tokią info, kad tikrai atsiliepimai apie mūsų baldų kokybę yra labai geri. Kaip ir minėjau, išaugimas nuo 35 000 kvadratų iki 130 000 kvadratų parodo, kad esame laimingi ir patenkinti, būdami čia Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, Kauno rajone. Iš tikrųjų visi procesai buvo be galo sklandus, greiti ir efektyvūs. Šiai dienai iš tikrųjų didžiuojamės labiausiai žmonėmis, kurie dirba pas mus, nes žmonės tai yra didžiausias turtas. Tu gali turėti kokią tik tais įmanomą brangiausią, inovatyviausią ir aukščiausios klasės įrangą, bet ją turi vis tiek valdyti žmogus. Mes visą laiką sakome ir turime tokį šūkį, kad Fredoje dirba geriausi žmonės, tai tik tai jie mums atneša pačią didžiausią sėkmę. Ir žinot, kas yra labai svarbu ir kuo tikrai labai norėčiau pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad vienas didžiausių koncernų, Švedijos koncernas, su kuriuo mes bendradarbiaujam, savo partnerius siunčia mokytis pas mus, siunčia pasisemti patirties. Tikrai nebėra jau taip, kad mes lietuviai važiuotume kažkur tai mokytis ir įgauti žinių. Būtent pas mus į Kauno rajoną dabar atvažiuoja visi mokytis.